Vaikai prisijungia prie užimtumo tarnybos ir iniciatyvos gal į Lietuvą organizuojamo renginių ciklo karjeros galimybės Lietuvos regionuose. Paskutinysis ketvirtasis šio ciklo renginys skirtas centro ir pietų Lietuvos regione įsikūrusioms įmonėms bei galimybėms čia rasti tinkamą darbo vietą. Šiandien susipažinsim dar su 5 įmonėm. Bet pirmiausia, norėčiau prisistatyti pati. Esu užimtumo tarnybos aukštos kvalifikacijos atrankų skyriaus personalo atrankų partnerė Jovita Bunkartaitė. Kartu su kolegėmis kiekvieną dieną bendravom su darbdaviais bei darbo ieškančiais asmenimis dėl specialistų, technikų ir vadovų atrankų Lietuvoje. Šiandien taip pat būsiu šio renginio moderatorė. Taip pat noriu priminti, kad renginys yra įrašomas ir tiesiogiai transliuojamas gal į Lietuvą Facebook paskyroje. Jei turite klausimų įmonės atstovams, juos galite užduoti šios transliacijos komentarų sekcijoje arba gal į Lietuvą Facebooko paskyroje. Į klausimus atsakysime po įmonių prisistatymo. Šiandien pirmoji kalbinama įmonė yra lietuviško kapitalo įmonė Axioma Metering, gaminanti įvairios paskirties skaitiklius ir duomenų iš apskaitos prietaisų surinkimo sistemas. Išsamiau apie gaminamus prietaisus ir galimybės dirbti įmonėje kviečiu pristatyti personalo projektų vadovę Laurą Balčiūnę. Laura, ar esate? Aha, girdit mane? Taip, girdime. Laura, prašom dalytis pristatymu. Okay. Minutėlę. Taip, matote? Matom, viskas gerai. Žodis jums. Taip, tai šiandien noriu pristatyti Axioma Metering įmonę, tai ačiū už galimybę pristatyti mūsų veiklą. Tai pradžiai norisi pristatyti Axioma Metering ne nuo istorijos, faktų, kas yra dažniausiai ar ne ta pradžia, bet nuo mūsų misijos, kuri labai yra susijusi su visų pasauliu. Tai turbūt nedaugelis žinote apie, ar esate girdėję apie nulinę vandens dieną. Tai šis terminas išpopuliarėjo 2018 metais, kai Keiptauno miestas Pietų Afrikoje priartėjo prie visiško vandens išsekimo, ar ne, dėl padėjusių sausrų, didelio gyventojų skaičiaus ir neefektyvaus vandens naudojimo. Tai ši diena turėjo žymėti, ar ne, dieną, kada baigsis vanduo ir žmonėms reikės rinkti vandenį tam tikrose paskirstymo punktuose, dėl to, kad vandentikiuose tiesiog vandens būtų nebelikę. Tai aišku, šita diena neatėjo dėl to, kad buvo pradėta labai didelė kampanija žmonėm, ar ne, apie taupymo svarbą, kaip efektyviai naudoti vandenį, ir taip pat buvo griežtai ribojamas vanduo visiems gyventojams. Tačiau ši krizė tapo pasauliniu pavojaus signalu apie vandens trūkumo grėsmę ir jo valdymą. Dėl to, kad, nežinau, žinote, kad apskritai Žemėje mes turime 1% vandens, kuris yra skirtas žmogui naudoti. Tai ką reiškia tas taupumas ar ne vandens ir neefektyvus jo naudojimas, tai apibūdina frazę not renew water, ar ne, tai neapskaitinis vanduo. Tai kaip matome skaidrėje, jo mes turime 30% ir jo mes netenkame dėl prarandamis viešajame vandentikėje dėl nuotėkių, vagysčių ir neapskaityto naudojimo, ten gaisram gesinti ir panašiai. Tai kaip mes, kaip įmonė, organizacija galime prisidėti prie vandens taupymo, tai ta mūsų misija, ir ne, mes keitėme milijonų vartotojų įpročius visame pasaulyje, taip taupydami vandenį ateities kartoms. Tai mes tą galime padaryti kaip organizacija, tai kaip ir pristatė, mes esame lietuviško kapitalo įmonė, kuri kuria ir gamina išmanius ultragarsinius vandens ir šilumos apskaitos prietaisus. Tai jeigu taip aiškinti buitiškai, skaitiklis ultragarso pagalba gali suskaičiuoti kiekvieną vandens lašą, nes mechaniniu būdu, kad yra iki šiol ar ne, to mes daryti negalime. Ir išmanumas yra tame, kad skaitiklis turi savyje tam tikras komunikacijas, ar ne, kurių pagalba duomenys yra atiduodami realiu laiku, tai galime matyti suvartojimą, efektyvinti vandens suvartojimą, ar ne, ir taip pat praneša apie aliarmus, tai reiškia vandens nuotėkius, ar ne, trūkius vamzdynuose ir panašiai. Plus jisai yra neapgaunamas ir jo galima
suklastoti. Tai išmanumas yra nesuklastoti duomenys, realių laikų gaunami duomenys, aliarmai ir duomenų analitika. Tai jau minėjau, kad kuriame skaitiklius ir gaminame, tai prie skaitiklio kūrimo prisideda daugiau negu 60 mūsų R&D komanda. Ir vėliau vyksta visas gamybinis procesas. Tai visi procesai po vienu stogu, tai reiškia nuo sukūrimo iki produkto iškeliavimo pas mūsų partnerius. Tai yra viską turime nuo plastiko liejimo, elektronika, metrologija, surinkimas, pakavimas ar nesandėliavimas. Daug procesų, daug sferų, aišku, komplikuoja mūsų, kaip sakant, vidinį veikimą, tačiau tai atveria didelės galimybės darbuotojams dėl to, kad kuo daugiau procesų, tuo yra galima ar ne karjera ne tik tais į viršų, bet ir horizontaliai galima keisti skyrių, perėti iš vieno į kito ir taip mokytis, plėsti savo žinias ir akiratį. Tai šiek tiek trumpas intro, aš tikiuosi girdėsit, jeigu negirdėsit, tai video, tai pasakykit kažką taip paleisiu. Axioma Metering's facility is engineered for peak efficiency, with a production capacity of up to 6 million smart meters annually. Our production area spans 16,000 square meters. The production lines were created in collaboration with Bila, Micron, and Alinta Robotics. These lines are designed specifically for the production of the Calcasonic Smart Ultrasonic water meters, ranging from DN15 to 50. The current manufacturing cycle duration is 5 seconds, with the potential to reach an impressive 2.5 seconds. We are changing the habits of millions of consumers all over the world, thus saving water for future generations. Taip, tai pratęsiu, rinkoje mes nesame naujokai, turime 30 metų patirtį, tačiau eksponentinis augimas prasidėjo prieš 7 metus, kai buvo sukurtas išmanus skaitiklis ir 2019 metais atverėm pirmąją savo gamyklą Kauno Leze ir pradėjom masinę skaitiklių gamybą ir šiais metais atverėm antrą gamyklą, tai turim 17 000 kvadratinių metrų, ne kilometrų ploto gamyklas. Tai šiuo metu mūsų gamybiniai pajėgumai yra 3 milijonai skaitiklių per metus, tačiau paleidus visas gamybinės linijas galėsime dar padvigubėti ir gaminti 6 milijonus skaitiklių per metus. Esame vieni iš didžiausių eksportuotojų Lietuvoje, eksportuojame į daugiau negu 80 šalių ir darbuotojų virš 400. Tai eksponentinis augimas ne tik tais per gamyklas, bet ir per darbuotojų skaičių, tai kaip matosi, per 5 metus paaugome 2,5 karto ir toliau žadam augti darbuotojų skaičiumi, tai ateityje aprūpinti visas 6 milijonų linijas reikės apie 800 darbuotojų. Ir įvertinimas yra ir mūsų augimo ir verslo žiniose. Tai šiais metais gavome apdovanojimą, kaip buvom įvertinti kaip sektoriaus lyderiai ir esame 4. vietoje. Tai, kaip matosi, iš pateiktos statistikos per šios metus mūsų pajamos augo daugiau negu 125% ir iš pateiktų įmonių tai yra vienintelė įmonė, kuri augo daugiau negu 100%. Kaip tai pavyksta pasiekti? Tai yra dėl mūsų darbuotojų ir mūsų kultūros, tai norisi ar ne čia papasakoti daug apie įmonę ir tikrai nesidalinsiu mūsų naudomis, dėl to, kad mes visada kalbam, kad daugelis jau Lietuvoje įmonė turi basic, ar ne, tai yra sveikatos draudimas, vaisiai, ledai ir panašiai, tai čia yra tiesiog biudžeto klausimas, ką įmonė gali suteikti darbuotojams. Ir tikrai daugelis tą, kaip sakant, savo darželį mes esame susitvarkę, bet tikrasis konkurencinis pranašumas ir privalumas yra būtent kultūrinis dalykas, tai apie tą kultūrą ir noriu kalbėti. Ir tai sako faktai dėl to, kad jau JAV darbdaviai renkasi pagal kultūrą pirmoje vietoje, Lietuvoje yra tarp top 5
Ir kultūrinis dalykas įmonei itin yra svarbus, tai stiprią organizacinę kultūrą turinčios įmonės pasižymi 20-30% geresniais rezultatais rinkoje. Tai kultūra yra tikroji valiuta, dėl kurios konkuruoja dabartinės organizacijos, o mūsų kultūra pasižymi atvirumu, tai mes tikrai atvirai komunikuojam su darbuotojais, turime metinius, pusmetinius renginius, kuomet pristatome ir rezultatai, ir sėkmės, ir nesėkmės. Tai yra tikra pasitikėjimo iš vadovų, nėra atskirties, esame visi kolegos, turime gyvas vertybės, kurios prašytos yra elgsenomis. Ačiū, grįžtamojo ryšio kultūra. Taip pat laisvė eksperimentuoti, tai čia ypač R&D komanda tą pabrėžia, kad mes prisidedam prie kūrybinio proceso, galime reikšti savo idėjas, pasiūlymus. Taip pat turime didelį įgalinimą iš vadovų. Tai reiškia, kad strateginiai projektai nėra tik top vadovo ar vadovų veikla, tai jie duodami yra specialistams. Darbas su inovatyviu tvariu produktu, tai, kaip sakau, nepardavinėjom kojinių, tai ir komercijos visi darbuotojai sako, kad kai tu parduoti inovatyvų dalyką, kalbi apie naujausias technologijas, tai yra didelė vertė ir nestabdomas augimas yra mūsų DNR, tai reiškia, kad tikrai augame sparčiai, globaliai ir to pasekoje mes turim galimybę mokytis, skirti karjeros laiptais, daug sferų, ką jau ir minėjau, ir produktas pagal ateities poreikius. Tai kuriam tai, ko reikia rinkai ir žemiai šiuo atveju. Tai čia esu įdėjus mūsų nuorodą į mūsų darbo pasiūlymus, tai yra atviros visos pozicijos. Jeigu matote dominančias, tai čia aplikuoti, jeigu nėra jūsų dominančios pozicijos, tai yra vieta, kur galite palikti savo gyvenimo aprašymą ir esant poreikiui ir galimybei, mes tikrai juos turime ir bandome susiekti su kiekvienu kandidatu. Tai būtų tiek šiai dienai, greitai reikia kalbėti, nes turim po 10 minučių, tai mano kontaktai yra čia. Tai labai kviečiu, jeigu kažko dar nepapasakojau ar liko kažkas neaišku, tai mano LinkedIn profilis, elektroninis paštas, labai kviečiu bendrauti ir jeigu kažkas kyla, susisiekti. Dėkoju, Laura, už pristatymą, tikrai informatyvus. Sužinojau ir aš pati šiek tiek daugiau apie vandens panaudojimo galimybės ir kiek mes jo išnaudojame iš tiesų. Gerai, tai kita mūsų šios dienos įmonė, tai yra Teltonika įmonių grupiai priklausanti įmonė Teltonika Networks. Ši įmonė specializuojasi profesionalių tinklo įrenginių kūrime ir gamyboje, siekiant užtikrinti patikimą ryšį pramonės, energetikos, transporto ir kitose srityse. Atrankų skyriaus vadovę Viktoriją Einiūtę kviečiu pristatyti įmonę ir darbo galimybės joje. Viktorija, girdit mane? Čia sveiki, ar girdit mane? Taip, girdim, klausom jūsų ir jūsų pristatymą. Super. Taip, sekundėlę, ar matot ir mano pristatymą? Taip, padidinkit tada dar. Padidinau. Ne, nepasididinau. Gerai. Sekundėlę, gal tada ne tas ekranas. Sekundę. Aha, o dabar? Dabar visai ne. Gerai, dar. Palaukit, gaunasi. O dabar Pabandykit padidinti. turėtų būti padidintas. Nematom. Ar ne? Kitus variantus, taip. Gerai, pabandykim tada. Sekundę. Ar dabar vis dar matot turbūt su komentarais, ar ne? Taip. Gal bandykite tada jungtis su tais, kaip išeina tada.
Va dabar gerai. Matom? Ne? Nu, pagaliau. Tai atsiprašau už techninius nesklandumus. Taip, tai esu Viktorija, kaip Jovita ir pristatė ir papasakosiu šiandien apie Teltonika Networks. Iš tikrųjų, gal pradėsiu net ne nuo Networks, o papasakosiu šiek tiek bendriau, kas yra ar ne Teltonika apskritai. Bet mes mėgstam sakyti, kad we are easy key to IoT, ar ne? Tai IoT visai tas toksai dabar buzzword, sakyčiau, yra, ar ne? Tai kitaip sakant, mes esam įrankis, ar ne, į tą daiktų internetą. Tai kitaip tariant, mūsų, ar ne, sakykime, tie patys įrankis į daiktų internetą ir yra mūsų produktai, apie kuriuos ir pasidalinsiu šiek tiek daugiau, ką tai reiškia, kaip tai atrodo ir kokią tai pridėtinę vertę galėtų nešti ar ne bendrai galbūt rinkai. Tai jeigu einant toliau, kaip ir minėjau, norėtųsi ar ne papasakoti gal šiek tiek plačiau. Mes kaip Teltonika bendrai ar ne esame su keliomis įmonių grupėmis. Tai reiškia, kad mes gaminame pagal įvairius produktus ir esame skirtingos tos grupės. Tai kaip pavyzdys, Teltonika Networks, ką matot pirmajame ar ne irgi vietoje, tai būtent dirba su maršrutizatoriais už tinklo būtent ar ne, sakykime, užtikrinimą. Taip pat turime kolegas, kurie ar ne gamina įkroviklius, pavyzdžiui, Teltonika Energy ar ne, elektroninės stoteles, taipogi turim Telemedic, kurie ar ne daugiau orientuojasi telemedicinos prietaisus, pavyzdžiui, COVID laikotarpiu užtikrino patikimą ar ne deguonį, sakykime, pacientams lygiai taip pat ir taipogi gamina laikrodžius, kurie orientuojasi į širdies ar nesekimą, tai daugiau tą medicinos pusę. Taipogi ar ne turim turime Teltonika Telematics, kurie kuria GPS prietaisus, kuriais galima sekti ar ne, ar tai, sakykime, kažkokius tai įrenginius arba, sakykime, kažkokias tai automobilių priemonės ir panašiai. Na ir aišku, yra Teltonika IMS. Tai Teltonika IMS yra būtent tas sritis, kurioje mes gaminame savo komponentus. Mūsų tikslas ir noras yra iš tikrųjų turėti absoliučiai viską, kas naudojama mūsų gamyboje pas mus, kad mes galėtumėme gamintis Lietuvoje. Tai nemažai to esame jau pasiekę ir judame toliau. Tai būtent ar ne, keletas, sakyčiau, sričių tokių yra iš visų pelno centrų. Bendrai, jeigu žiūrėtumėm ar ne mūsų, kaip matom, veikiam ar ne nuo 98 jau metų, tai esam tokia įmonė šiek tiek seniorė, jau ar ne, nebe jaunikliai, taipogi ar ne esame įsiplėtę net per 22 šalis ir turim jau dabar netoli 3000 iš tikrųjų darbuotojų, tai skaitom save tikrai tarptautinę kompaniją, kadangi tiek ir susirinkimai, tiek ir bendras kultūros pojūtis ir yra iš tarptautinės pusės. Taipogi ar ne sparčiai augame ir tikslas mūsų taipogi yra ir augti toliau, dėl ko tikrai naujų darbuotojų, naujų pozicijų pas mus ir bus poreikis ir atsiradęs, ne? Tai šiek tiek papasakosiu apie mūsų bendrus planus, tai sakykime, ar ne, šiuo metu dirbame ties tokiu produktu, turbūt jau galbūt teko ir girdėti, čia buvo ir šiek tiek dėmesio praėjusią savaitę dėl mūsų Hightech Hill, ar ne, tai taipogi galiu patikinti, kad Hightech Hillas važiuoja toliau, per 2 valandas gavom tą patį elektros užtikrinimą, bet yra ar ne mūsų investicija būtent į Hightech Hillą, tai visą tą IT miestelį ir technologijų ir inžinerijos miestelį, kuriame būtų visi reikalingi komponentai gaminami pas mus, taipogi projektuojami, taipogi visos absoliučiai sritis coverinamos pačios Teltonikos. Tai sakykime, jau praeitais metais ar ne pasirašėm 14 milijonų eurų būtent bendradarbiavimo sutartį, ar ne, ir jau dabar yra pastatyta tiek ir plastiko gamykla, tiek ir PCB gamykla, jau ieškome tenai žmonių. Tai yra Vilnius ar ne Liepkalnis, taipogi turime gamyklą ir Molėtuose, dar svarbu paminėti, ir per ateinančius keletą metų tų gamyklų dar augs ir augs toliau. Pati neseniai buvau, tai darbai vyksta tikrai intensyviai, ar sninga, ar saulė šviečia, bet po truputėlį ar ne važiuojam toliau. 10 metų planas yra grandiozinis, bet mūsų įkūrėjas visą laiką turi grandiozinius planus ir Arvydas juos ir įsivykdo. Tai, sakykime, mūsų ateities planas ir yra ar ne turėti 8000 darbuotojų, tai kaip ir matot 15 ar ne, sakykime, darbuotojų užsienyje. Kalbant net ir, kadangi ar ne orientacija yra, kad parodyti lietuviams apie galimybes ar ne Lietuvoje, bet lygiai taip pat galima įsivertinti, kad kol galbūt svarstytumėte, grįžtumėte į Lietuvą taip pat, tikrai turime ofisų ir Ispanijoje, atsiprašau, ir Italijoje, ir Anglijoje ir panašiai, bet taipogi labai mielai kviečiame tikrai ir grįžti į Lietuvą, kur visos galimybės užsidirbti ir dirbti ir kokybiškai gyventi tikrai yra. Taip, tai kalbant toliau,
gal labiau apie Teltonika Networks papasakos, ar ne? Teltonika Networks iš esmės esame daugiau ar ne įsikūrę Kaune, bet turime ofisą taipogi ir Vilniuje, tai galima, sakykime, iš lokacijos pusės ar ne pasižiūrėti, kur kas yra patogiau. Bet esame įsikūrę netoli Kitų Santakos slėnio, tai pas mus tikrai nemažai ir studentų būna, ir tos jausmas visą laiką ofise tikrai gyvas, nes vaikštome patys į ofisą. Daugiau čia turim ir savo R&D departamentą visą pagrindinį, tai reiškia, kad tiek ir laboratorijos turime čia ar ne, tiek ir administracija, marketingas, sakykime, taipogi finansai ir vadovų skyrius yra pagrindas, čia įsiskyrę. Taipogi turime atskirą dar ofisą Kaune Chemijos gatvėje, kuris yra skirtas vien tik tais pardavimų vadybai, tai sakykime, vadybininkų turim šiuo metu irgi netoli 200, jeigu tai paėmus bendrai Vilnius ir Kaunas, tai tikrai ne tik tais techninių rolių mes ieškom pas save, tikrai pas mus būna ir iš tos softinės pusės, kur tikrai reikia ir daug kalbėti ir dalintis. Kalbant apie mūsų produktus, daug kas labai ar ne įsivaizduoja, kad tie maršrutizatoriai, na taip, jie yra, sakykime, dėžutės, bet kas ar ne galbūt slepiasi tose dėžutėse pas mus, tai yra jų įvairių tų dėžučių. Tai kaip pavyzdys, ar neturim routerį su 5G ryšiu ir iš tikrųjų routerių skirtingų, kaip pavyzdys, profilių gali būti apie 20. Turiu omenyje, kad skirtingai pritaikomus skirtingoms rinkoms. Turim gateway, switches ar ne, modemus, access pointus ir turim lygiai taip pat remote management system, kuri yra skirta mūsų gaminių sekimui iš klientų pusės. Tai reiškia, tas toksai ne geležies produktas ar ne, o tas labiau softinis. Nes vėlgi ar ne, daug kas galvoja, kad Teltonika dirba tik tai, sakykime, su hardware produktais, bet taipogi turim ir iš software pusės. Ką daro tie mūsų dabar routeriai? Man prieš čia ateinant irgi tikrai kartais kildavo klausimų, kur galima tai panaudoti. Ir tikrai yra skirtingos sritys. Mūsų daugiau orientacija yra industrija. Tai reiškia, kad mes pardavinėjame dažniausiai didesniais ar nesakykime kiekiais. Tai, pavyzdžiui, aš pas save namie Teltonikos routerio turbūt negalėčiau turėti, nes jis ir per galingas būtų man ir matyti nelabai kur aš jį panaudočiau. Iš tos pusės, tai šiuo metu yra orientacija būtent į industriją, bet lygiai taip pat ar negali būti, kaip ir minima, nuotolinis stebėjimas, automatizavimas, išmanaus miesto sprendimai ir ta pati robotika. Tai gali būti, sakykime, jeigu tikslingesniais pavyzdžiais, tai gali būti labai įvairūs dalykai, gali būti vėjo jėgainės, kaip pavyzdys ar ne, kažkur sakykime, tą būtent išmanų miestą ar ne, sakykime, lygiai taip pat kuriant. Tai gali būti tie patys mikroskopai, per kuriuos ar ne duomenys yra perdodami. Tai gali būti, sakykime, kažkokios didžiulės ir statybo aikštelės, kuriuose yra kažkiek metrų išdėstyti routeriai, kurie užtikrina, kad visa informacija jūsų yra saugi ir gerai perdodama kitur. Tai kaip pavyzdys ar ne, turim ir tokių gaminių istorijų, kur ir branduolinėse jėgainėse ar ne, laboratorijose yra būtent įdėti lygiai taip pat, čia smagiai irgi taip parašyta, kad saugo lobius ar ne prie Graikijos krantų ir lygiai taip pat ar ne, Šveicarijoje automatizuotas robotas pats, kuris gamina gardžią kavą, lygiai taip pat yra tenais įdėtas mūsų routeris, kuris užtikrina, kad jisai viskas suvaikščiotų gerai iš tos pusės ir keliautų toliau informacija. Tai bendrai, kad suprastumėt ar ne, galbūt kokie tie gaminiai, kokia ta mūsų orientacija. Mūsų orientacija visą laiką yra augti, kurti toliau, eiti giliau ar ne, todėl iš tikrųjų ir iš Lietuvos kažkada išėjome, esame visuose kontinentuose, taip pat Amerikoje, Australijoje, Azijoje, Europoje ar ne, sakykime, ir toje pačioje Afrikoje turime savo ofisus, taipogi ir su žmonėmis bendravime kiekvieną dieną iš kitų šalių, ką jau ar ne šiek tiek ir minėjau. Taipogi, bet lygiai taip pat ir toliau yra rinkos, kur dar eiti ir matom ar ne tą viziją, kur norim toliau keliauti, todėl galbūt ir svarstam apie tą patį didžiausią ar ne plėtimąsi toliau. Bet čia ar ne irgi galbūt paminėsiu kitus dalykus, nes labai dažnai dar pati ar ne, kai nedirbau Teltonikai ir galvodavau, kaip čia gyvena žmonės toj Teltonikai, tai ir galvodavau, kas iš tikrųjų išlaiko tą pačią komandą ar ne, ir kas yra įdomu ir kas gal vienijantis dalykai. Tai įdėjau tiesiog bendrai ar ne nuotaiką galbūt iš tų švenčių, nesakyčiau, kad tai yra tik šventės, bet pas mus labai toksai yra glaudus, sakyčiau, ryšys turbūt tarp darbuotojų.
daug yra orientacijos į žmogaus well-beingą iš tos pusės, kad tiek yra psichologinės visokios paskaitos, ar ne, pasižiūrėjimas, kad žmonės nepersidirbtų, kad būtų orientuoti į savo ar ne irgi sveikatą, ne tik tais ten, sakykime, iš papildomą ar ne sveikatos draudimo, kuris žinoma yra, bet vėlgi iš tai, kad kažkokie paskatinimai būtų, tiek ar net ornamentai kažkokie rengiami, turim savo krepšinio komandas, turim savo futbolo komandas, darbuotojai gali leisti laiką, sakykime, ne tik tais darbe dirbdami, sakykime, iš tos pusės, bet ir šiek tiek kitaip leidžiami laiką. Tai aš pati tą jaučiu turbūt kiekvieną dieną, matau, kaip žmonės yra susibendravę ir kas jiems turbūt yra svarbu, tai tikrai yra svarbu, kad darbe būtų gera atmosfera ir geras jausmas, nes mes čia praleidžiam labai daug laiko ir turbūt jeigu būtų prasta atmosfera, nebūtų ko tenais eiti. Tai trumpai įdėjau iš tikrųjų, kokių pozicijų ieškom šiuo metu ir koksai turbūt tikslinė auditorija yra ir į ateitį, ar ne, sakykime, tai pas mus visada absoliučiai reikės dirbtinių sistemų programuotojų, elektronikos inžinerijos, ar ne, čia, sakykime, turbūt yra tas mūsų arkliukas, pagrindiniai žmonės, kurie ir dirba su mūsų produktais. Kaip ir minėjau, pardavimo vadybininkai. Tai ar ne, sakykime, mes ieškom žmonių, kurie kalba prancūziškai, kurie kalba vokiškai, kurie kalba, ar ne, sakykime, japoniškai ir įvairiomis kalbomis. Taipogi mūsų pardavimų vadybininkai ar ne turi ir bonusus priklausančius nuo pardavimų pačių, tai tikrai yra sistema gera augti ir užsidirbti toliau. Taipogi ieškom kibernetinių programuotojų, DevOpsų, techninis palaikymas, kas reiškia tai, kad yra suporto kaip ir skyrius, ar ne, kur, sakykime, irgi yra užtikrinama, sakykime, mūsų visų gaminių prieinamumas, kad klientai gali kreiptis, bendradarbiauti, yra ir back-officinė dalis ir ne tik. Taipogi, ar ne, dokumentacijos skyriai, jeigu kažkam, ar ne, galbūt patinka toks ramesnis darbas, ne tiek su tai žmonėmis kalbėti daug, tai taipogi, ar ne, galima užtikrinti ir tokį back-officinį iš tos dalies ir panašiai. Tai tikrai tų rolių įvairių atsiranda. Ką aš turbūt ir parekomenduočiau, kadangi pas mus mes sakom, kad pastoviausias dalykas teltonikoje yra pokyčiai, ką reiškia, kad ar ne atsiranda poreikis tikrai dažnai naujiems darbuotojams, tai tikrai siūlau pas mus irgi pasiekti, pasižiūrėti, ar ne, kokių mes skelbimų turime, jų tikrai bus ir bus daug ir ypatingai dar po naujų metų, nes kaip ir minėjau, jeigu ne Teltonika Networks, yra kitos teltonikos, kur tikrai galite irgi pasižvalgyti, tai labai kviečiu užeiti, tikrai labai ačiū Jums uždėmesį. Ir turbūt vėliau čia, jeigu turėsite klausimų, tai bus galimybė užduoti juos tada. Ačiū. Ačiū, Viktorija, labai greit susakėt. Norėčiau pirmiausia pasidžiaugti, kad išsisprendė klausimas dėl Vilniaus, kaip suprantu. Tai tikrai bus naudinga mums visiems. Taip pat noriu padėkoti visiems rašantiems savo klausimus įmonių atstovams. Primenu, kad renginio klausytojai gali užduoti klausimus čia Zoom platformoje komentarų sekcijoje arba Facebook puslapyje. Sakoma, sveikata mūsų turtas. Sekanti įmonė savo veiklą vysto būtent sveikatos srityje. Įmonė Aphodnitum gamina į rinką tiekia augalinius receptinius ir nereceptinius vaistinius preparatus, maisto papildus ir homeopatinius preparatus. Kviečiu visiems svarstantiems galimybę dirbti šioje srityje suklusti ir paklausyti įmonės veiklos vadovės Vytautės Balanškaitės Šatės pristatymą. Vytautė, ar girdite mus? Sveiki, taip, tikrai girdžiu. Tikiuosi, kad jūs taip pat. Tikrai taip, bandom žiūrėti su jūsų pristatymu, kaip? Puiku, dalinuosi tada pristatymu. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad galime papasakoti ir apie šią sritį. Taute, dabar viskas gerai, matau. Tvarkoj, žodis Jums. Ačiū labai. Tai džiaugiuosi, kad galiu papasakoti apie sritį, kuri, iš tokios techninės galim šiek tiek prisiliesti prie to, kas yra labai arti mūsų, tai yra mūsų sveikata, mūsų gerovė, mūsų kūnas. Mes Econitum kuriame ir gaminame augalinius vaistus ir maisto papildus. Ir iš tiesų džiaugiuosi, kad galime būti atstovai ir taip pat visiems norintiems prisijungti prie mūsų, pasiūlyti darbą bene pačioj stabiliausiai industrijai pasaulyje. Iš tikrųjų, farmacija, kokios negandos, kokie dalykai bevyktų pasauliniai arenoj, visada išlieka labai, labai stabili, labai
nuosekliai auganti. Ką jūs matote, mes paėmėm nuo 2009 metų, matote kaip laiptelis po laiptelio, kiekvienais metais iš tiesų farmacijos rinka pasaulyje didėja. Ir tam be abejo yra keletas kertinių priežasčių ir galiu tik patikinti, kad Lietuvoje tikrai irgi farmacijos rinka sėkmingai ir stabiliai auga. Ir tai yra tikrai bene pats stabiliausias sektorius pasaulyje ir Lietuvoje. Tai čia matote duomenis būtent mūsų Lietuvos farmacijos rinkos, ar ne? Tačiau jeigu žiūrėsime į visą farmaciją rinką, ten tikrai yra daug sintetinių vaistų, ar ne? Ir tikrai mes patys vartojame įvairių produktų, kai jų prireikia. Kuo mes esame kitokie? Mes esame augalinių vaistų kūrėjai ir gamintojai. Pats vardas Aconitum neatsitiktinai susijęs yra su augalu. Ir Aconitum napellus tai jūs galite rasti Lietuvoje, pievose, laukuose, bežytinčią vasarą. Tai yra augalas, kuris gražios violetinės spalvos. Unikalus tuo, kad iš jo iš tiesų mažomis dozėmis gaminami yra vaistiniai preparatai. Na, bet didelėmis be abejo jis tikrai bus nuodingas, taip kad atsargiai iš jo arbatos virti tikrai nerekomenduojame. Tačiau norėjau jums pasakyti, kodėl Aconitum ir kodėl būtent pavadinimas parinktas toks ir kad mes esame augalų ir inovacijų iš gamtos atstovai. Įmonės pradžia siekia 99 metus, tai čia gražusis mūsų gimtadienis, ar ne, tikrai jau yra seniai. Na ir viskas prasideda nuo žmonių, kurie turi idėją ir tuo metu farmacininkai, gydytojai, tiesiog bendraminčių būrelis nusprendė, kad Lietuvoje jie nori gaminti lietuviškus produktus, būtent pagrįstus gamtos augalinių ekstraktų jėga. Šiandien vienintelė šiuo metu jau savininkė, įkūrėja, viena iš įkūrėjų ir vadovė yra būtent gydytoja Rima Balanaškienė. Iš tiesų, nesuklysiu matyt pasakydama, kad tai yra moteris įkvėpėja. Jinai daugybėje renginių, ypač kitas moteris tikrai įkvėpia, ne tik Lietuvos mastu, kaip matote, čia verslios moters apdovanojimas, profesijos riterio apdovanojimas, bet ir tarptautiniu mastu, nes būtent Europos komisijos organizuojamas konkursas EU Prize for Women Innovators, būtent Rima tapo finalininkė. Ir iš tiesų tai buvo toks labai rimtas pripažinimas mums kaip Lietuvai, nes pirmą kartą to konkurso sąrašuose atsirado Lietuva ir moteris iš Lietuvos. Taip pat CEO of the Year nominantė 20 inovatyviausių moterų knygoje, viena iš pristatomų moterų. Taip kad inovacijos yra mūsų širdyje ir mūsų DNR. Ir kaip ir minėjau, Rima yra viena iš įkūrėjų, šiuo metu vienintelė savininkė ir įmonės vadovė. Na ir Aconitum iš tiesų yra šeimos verslas. Tai labai džiaugiuosi, kad mes stovime greta Rimos ir dabar jau esame tokia moterų trijulė, kuri veda šitą įmonę tolyn ir pirmyn. Aš pati, Vytautė Balanaškaitė Šatė, esu įmonės veiklos vadovė, Rimos dukra ir labai džiaugiuosi, kad tiek savo verslo studijas, tiek vaistų kūrimo studijas galiu pritaikyti čia mūsų šeimos versle, kurį mes mylim tikrai kaip savo kūdikį, kuris mums labai brangus ir tikrai labai džiaugiamės, kad galim jį vystyti toliau. Dar viena moteris lyderė šitam versle, ar ne, mūsų įmonė yra Akvilė, jinai yra mano mamos krikšto dukra ir šiuo metu atsako už inovacijas, pirkimus ir kokybės padalinį, taip kad tokioje trijulėje dirbame, vedame šitą įmonę tolyn ir, kaip ir minėjau, inovacijos yra mūsų turbūt pats svarbiausias dalykas. Man atrodo, visada yra daug įdomiau klausyti apie žmonės ir suprasti, kas mes esame, žiūrint į veidus ir žmonės. Tai mūsų kertiniai žmonės yra
mokslininkai ir specialistai. Mes iš tikrųjų labai glaudžiai dirbam su LSMU universitetu, profesorė Jurga Bernatonienė. Prieš 2 dienas pas mus buvo, mes su ja kuriame, diskutuojame, netgi dabar jau diskutuojame 3D spausdinimo technologijos įdiegimus, 3D spausdinimo tablečių, tai yra tablečių, ne plastiko, bet būtent farmacinių produktų technologijos įdiegimus. Profesorius Danielius Sarapinas, epigenetikas, genetikas, iš tiesų yra mūsų kuriamų produktų, na, galiu taip sakyti, krikštatėvis, kuris pats asmeniškai visas sudėtis peržiūri, sudėlioja ir jų efektyvumas yra iš tiesų įspūdingas. Na ir keletas veidų, ar ne, matote, mūsų žmonės, kurie dirba inovacijos, turime kolegas, kurie dirba tikrai ilgus metus ir turime labai gerą balansą žmonių, kurie ateina papildyti kolektyvą ir tų, kurie yra labai sukaupę daug patirties, žinių ir gali vesti mūsų įmonę kompetentingai pirmyn. Kuo mes kitokie? Mes kuriam produktus pagal epigenetikos principus. Aš jūsų ilgai tikrai nevarginsiu medicininiam paskaitom, tiesiog galiu pasakyti tik tiek. Mūsų produktai Lietuvoje yra visose vaistinėse, ar ne? Tai prieš kelis metus mes nuvažiavome į vaistinių tinklus ir sakom, žiūrėkit, mes įvedinėsim epigenetinius produktus. Jie labai keistai mus žiūrėjo ir taip nebuvo tikrai, apie ką mes čia kalbam. Kai mes atvažiavom pas juos šiais metais, jie sako, jūs buvote teisūs, sako, tikrai, dabar mes suprantam, ką jūs turėtumėte omeny, tikrai, dabar jau visa rinka eina link to, kalba apie tai. Taip, kad mes esame inovacinis avangardas, mes einam pirmieji, na ir paskui rinka juda toliau, ta banga keliauja. Trumpai jums tik tai paaiškinsiu, ką tai reiškia. Įprastai visi vaistai veikia į simptomą. Tai šitoje vietoje, ar ne? Jeigu keliaujant per visą grandinę, kuria vyksta organizme, įprastai vaistai tik tai veikia į simptomą, bet ne į priežastį. Mes su epigenetiniu poveikiu veikiam į priežastį. Mes galime pašalinti priežastį arba ją sumažinti ir dėl to epigenetinis veikimas tai yra ateities medicina, tai yra tie produktai, kurie iš tiesų padeda spręsti mums įvairias sveikatos problemas. Mes einame tą ekstra mylę, mes taip pat darome ir klinikinius tyrimus su tais produktais, kuriems niekas jų nereikalauja. Mes netgi darome klinikinius tyrimus su savo produktais, lygindami juos su placebo veikimu. Nors įprastai maisto papildų rinkoje, sakykime, vitaminų, augalinių vaistų rinkoje, kurie pakankamai daug ištirti, saugus pripažinti, to niekas papildomai nedaro. Mes tą darome ir čia tik tai, įsivaizdavimui, ką tai reiškia. Mes gauname labai konkrečius įvertinimus, kaip mūsų produktas veikia ir kiek jis yra pranašesnis už bet kokį kitą poveikį, ar ne? Na ir aišku, pagrindinis dalykas tai yra būtent geros gamybos praktikos standartas. Tai reiškia, kad tikrai labai griežtai reglamentuota kokybė. Mes kiekvienais metais arba kas 3 metus sulaukiame mus tikrinančių institucijų, tai yra Europos medicinos agency, ar ne, mūsų valstybinės vaistų kontrolės tarnybos patikrų, nes mūsų veikla yra licencijuojama. Mes negalim sakyti, kad mes prijaučiam ar labai laikomės tų standartų, mes tiesiog turime konkrečiai išlaikyti egzaminą ir visada esame pasiruošę priimti auditus, patikras ar kitus svečius, kuriems galime pademonstruoti ir parodyti tą kokybės sistemą, pagal kurią mes dirbame. Mūsų produktai, kaip ir mūsų vaikai, ar ne, yra iš tikrųjų labai mums brangus ir tiesiog keletą jų parodysiu, kad įsivaizduoti geriau, kas tai yra. Lietuvoje pats populiariausias mūsų augalinis vaistas yra būtent Livosilis. Jisai visoj vaistų kepenims kategorijų sudaro 35% rinkos. Tai yra tikrai didelė pozicija ir tai yra puikus įvertinimas dėl to, kad daugiau negu kas trečias, ar ne, besirenkantis šitos grupės produktą, renkasi būtent mūsų produktą. Ir tikrai mes turime ir vieną iš sėkmės istorijų, pavyzdžiui, tokioje egzotiniai rinkoje kaip Vietnamas, taip pat su šituo produktu.
Pats populiariausias mūsų maisto papildas yra rami širdis, neužleidžiantis pirmų pozicijų niekam kitam, tikrai širdies kategorijai, tarp širdies produktų, tie, kas galbūt Lietuvoje ar negyvenate, net nebejoju, rasite, gal ir savo vaistinėlėje, galbūt mamų vaistinėlėje, tikrai šitas produktas pasitaiko labai dažnai, nes jisai, kaip ir sako vaistininkės, nepamainomas, kai reikia širdį nuraminti, kai reikia šiek tiek numalšinti tiek stresą, tiek palaikyti širdies darbą. Na, o eksportą iš tiesų turime daugybę sėkmės istorijų ir labai glaudžiai dirbame su partneriais, turime tikrai, netgi sakyčiau, praktiškai visi mūsų klientai tikrai yra ilgalaikius santykius suformuojantis partneriai, kurie 10 ar daugiau metų su mumis bendraujame, mes juos jau pačius gerai pažįstame ir iš tiesų labai džiaugiamės, kad galime su jais toliau vystyti verslą, jiems padėti augti ir savo įmonę taip pat auginti. Tai mūsų liposominė geležis iš tiesų yra didžiulė sėkmės istorija būtent Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Tenais mes esame pats populiariausias prekės ženklas būtent liposominės geležies toje visoje rinkoje. O anemija tikrai yra didžiulė problema, kas 3 moteris pasaulyje vis dėlto turi problemą, tai yra geležies trūkumą, tai pasireiškia didžiuliu nuovargiu, sunkumu atsikelti net iš lovos neįmanoma tai moteriai ir iš tiesų labai labai svarbu tinkamai tai spręsti. Tai jeigu paklausčiau jūsų ar ne, kiek pagamintų produktų Aconitum eksportuoja, turbūt nesunkiai atspėtumėt, kad tai yra didžiulė dalis. Ir pasižiūrėjus, kaip auga mūsų eksportas, akivaizdu, kad būtent šią dalį mes labai smarkiai plėtojame. Tai šiandien dienai yra 73% sudaro mūsų eksportas, visa kita dalis lieka Lietuvoje, nes tikrai kiekvienoje vaistinėje užėję jūs rasite Aconitum produktus. Su kolegom aplankom per metus maždaug 5 parodas, tai šiais metais Dubajus, Ženeva, Milanas, dabar skrisim į Rijadą už 2 savaičių, tada Vietnamas, na tikrai pakankamai aktyviai dalyvaujame, nes tai yra vieta, kur mes susitinkame savo klientus ir galim su jais toliau auginti inovatyvių produktų pardavimus. Tai pažiūrėjus, tikrai galiu paantrinti, mes irgi eksportuojame į maždaug 80 įvairių pasaulio šalių. Ir kodėl renkasi mus tie eksporto partneriai? Na, tai iš tiesų tai yra būtent inovacijos. Mes pasiūlom produktus, kurie yra labai įdomus, kitokie negu įprastiniai esantis rinkoje. Ir tai parodo ir mūsų įgyvendinami projektai. Iš tiesų mes, kaip ir minėjau, mes žinome, kur rinka keliaus toliau, mes žinome tas tendencijas, mes suprantame, kas yra medicinos ir farmacijos ateitis. Ir būtent tokius produktus mes kuriam pasitelkdami tuos žmonės, kurie Lietuvoje yra aukščiausios kvalifikacijos, tai yra mūsų mokslininkai, ir su jais turėdami gerą partnerystę galim sukurti įspūdingų dalykų. Ir be abejo, investuojam ir į žmonės, įgūdžių ugdymą, tobulinimą, tai tiesiog čia tik keletas projektų, kurie šiuo metu yra įgyvendinami ir kurie mums yra labai svarbus, nes tikrai norime, kad jie būtų labai sėkmingi ir tie produktai išvydę rinką ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse būtų puikiai pristatyti ir įtvirtinti. Tai Aconitum šiandien 25 metai rinkoje, daugiau negu 800 įvairių sukurta sudėčių, mes turime apie 100 darbuotojų, 3 laboratorijas, tikrai pakankamai solidžias R&D išlaidas ir mūsų geros gamybos praktika yra tikrai vienas iš pagrindų, kas leidžia mums plėsti, auginti ir toliau džiaugtis gerais eksporto rezultatais. O kaip atrodo mūsų žmonės, tai iš tiesų komanda, kaip ir sakiau, tiek patyrusių ilgamečių darbuotojų, tiek jauno kolektyvo turinčio daug užsidegimo. Tai mes taip atrodome irgi, kai švenčiame, ar ne? Tai kodėl nuostabu yra būti 100 žmonių įmonė, nes tu tikrai žinai kiekvieną vardą, tikrai kiekvieną gali pamatyti, kiekvieną gali pažinti.
Aš pati kiekvieną savaitę aplankau visus mūsų įmonės skyrius po vieną kartą ir žinau, kuo jie gyvena. Tai iš tiesų tas yra didžiulis malonumas, kai gali turėti betarpišką ryšį ir žinoti ir suprasti, vat, kas vyksta iš tiesų organizacijoje, kas kuo gyvena. Na, o kalbėjo ir visi šiek tiek pristato, ar ne, apie tuos privalumus ar kažkokias naudas. Galiu pasakyti, tokia nauda, kurią mūsų darbuotojai turbūt labiausiai mėgsta, yra gimtadienis laisvadienis. Mes pradėjom šiais metais taikyti šią priemonę, nes tikrai supratome, kad gimtadienio diena žmogui turi būti ne darbo diena ir jisai tą dieną turi skirti tam, kam labiausiai nori. Ir ar pailsėti, ar kažkur išvykti, ar praleisti su artimiausiais, tai jau pasirenka pats žmogus ir jeigu yra jo gimtadienis, tą dieną mes jo prašome nedirbti. Ir ko ieškome šiuo metu, kviečiame prisijungti būtent dabar, plečiam pardavimų skyriaus kolektyvą. Tai yra tie žmonės, kurie dirba su tom įvairiom egzotiniam rinkom, kurias matėte. Tai eksporto projekto vadybininkas ir eksporto vadybininkas, ieškom netgi 2 žmonių. R&D ir kokybės skyriuje inovacijų tyrėjo, tai be abejo šių farmacinio išsilavinimo lauktume kandidato. Chemikas, analitikas, tai būtų cheminis išsilavinimas. Na ir gamyba. Visada gamyboje aktualu ir šiuo metu norime, taip pat ieškome vyriausiojo inžinieriaus, tai yra tikrai žmogaus, kuris turėtų patirtį toje srityje, gamybos technologo, operatoriaus techniko irgi pozicijoje turime laisvų vietų, taip kad tikrai kviesčiau betarpiškai pasidalinkite savo CV su manimi asmeniškai, galite susisiekti, galite LinkedIn susirasti, skelbimus rasite tikrai portaluose irgi labai labai lengvai ir kviečiu bendrauti, džiaugiuosi, kad galime pristatyti save ir labai tikiuosi, kad ir jūsų sveikatos kelionėje Aconitum bus partneris, į kurį jūs galėsite remtis, nes mums yra svarbiausia pateikti inovatyvius, efektyvius sprendimus, kurie sprendžia problemas, o ne tik simptomus. Taip kad ačiū labai ir jeigu turėsite klausimų, džiaugiuosi galėsiu likti ir atsakyti juos pabaigoje. Ačiū, Vytaute. Iš tiesų labai džiugu girdėti ir matyti tokią aktyvę ir draugišką įmonę, būtent tiek darbuotojams, tiek išorės žmonėms. Gerai, keliaujam toliau ir sekanti įmonė yra Confovent. Yra viena iš įmonių, kuri vykdo įmonės plėtrą. Lietuvoje ir Europos šalyse veikiančiose bendrovėse dirba daugiau nei 1000 darbuotojų, kurie kuria, gamina ir pristato rinkai efektyvius vėdinimo įrenginius ir kitus produktus. Kviečiu personalo vadybininkę Ingą Urbonaitienę išsamiau pristatyti įmonę, jos plėtrą ir darbo galimybės. Ar girdite Inga mane? Sveiki, taip girdžiu. Tuoj pasidalinsiu ekranu, luktelėkit prašau mintelę. Viskas tvarkoj, matom. Padėkosiu už... Matot vaizdą? Matom, viskas gerai. Tai tada padėkosiu iš karto už galimybę čia sudalyvauti. Tai kaip ir minėjot, papasakosiu apie įmonės siekius, galimybės, kurias siūlome darbuotojams ir pakviesiu tapti mūsų komandos dalimi. Tad kviečiu pradėti. Tai. Inga, klausom jūsų. Taip. Tai kas yra Confovent? Pirmiausiai pristatysiu pačią įmonę. Tai Confovent yra lietuviško kapitalo įmonė ir didžiausia vėdinimo įrangos gamintoja Baltijos šalyse, kaip jūs ir minėjote. Tiesa, gal įmonė yra labiau žinoma ankstesnių mūsų pavadinimo Amalva, kadangi 2018 metais pakeitėm pavadinimą į Confovent. Buvo tikslas plėstis užsienio rinkose, dėl to pavadinimas pagal prekinį ženklą buvo nuspręstas turėti Confovent. Įmonė beveik 3 dešimtmečius kuria patalpų valdymo sprendimus gyvenamosioms, komerciniams ir kitos paskirties erdvėms. Taip trumpai pasirodom. Nuo pat įmonės atsiradimo pagrindinis Confovent įmonės tikslas yra kurti sveiką aplinką žmogui ir teikti efektyvius vidaus klimato sprendimus.
darančius mažiausią poveikį mūsų planetai. Kompovent prekinis ženklas vienyje 11 įmonių grupę su 1000 specialistų ir padaliniais Šiaurės, Vidurio ir Vakarų Europoje. Apžvelgsiu plačiau vėliau mūsų prekybinės įmonės ir atstovybės, tai tik tai trumpai pristatau. Kas yra iš įdomesnių faktų, tai per metus Kompovent pagamina virš 25 000 vėdinimo įrenginių. Čia tokie įdomesni skaičiai, įsivaizdavimai, ką veikiam. Tai produkcija. Tai bendrovė specializuojasi vėdinimo įrenginių su rekuperacija gamyba. Įrenginiai yra skirti gyvenamosioms patalpoms, taip pat komerciniams. Pavyzdžiui, paskutinis naujausias yra mūsų objektas, tai Vilniaus oro uosto išvykimo terminalas. Gal vėdinimo įrenginiais nevadinsim, kokie yra tenai sumontuoti, tiesiog džiugu pasidalinti tokią informaciją, kad bus užtikrintas optimalus mikroklimatas tik keleivių registracijos zonose, kavinėse ir komercinėse erdvėse. Taip pat patys kuriame ir gaminame vėdinimo sistemų komponentus, o kad užtikrintume sklandų ir suderintą sistemų veikimą, įmonė papildomai gamina savo valdymo automatiką bei elektronikos dalis. Įrenginiai, valdymo automatika ir elektroninės dalys projektuojami, gaminami ir išbandomi Kompovent inovacijų slėnyje, kuris yra Vilniuje. Taip, tai Kompovent rūpinasi kolektyvo gyvenseną. Turime įmonės kavinę, kurioje žmonės gali papietauti už itin žemas kainas. Tai yra įkurtos laisvalaikio erdvės ir sporto klubas su trenerio vedamais užsiėmimais. Taip pat įmonės teritorija įrengta elektromobilių pasikrovimo stotelė. Darbuotojams iš Kaišiadorių siūlome, taip pat iš Vilniaus krypties maršrutų, siūlome atvežimą į darbą ir parvežimą po darbo šiais nustatytais maršrutais. Sklandžiai. 2025 metais, jau pirmoje pusėje, planuojame atidaryti gamyklą Kaišiadoryse. Tai bus 3. Kompovent gamykla. Šiuo metu darbai vyksta pilnu tempu ir stabiliai artėjame prie projekto finišo. Jau nuo gruodžio mėnesio bus montuojamos pirmosios automatizuotos linijos, kurios bus skirtos gamybai. Naujoji gamykla tai 30 milijonų eurų vertės projektas, vykdomas pagal Žaliojo koridoriaus iniciatyvą suteikta Lietuvos Respublikos inovacijų ministerijos. Įgyvendinus šį projektą bus eksportuojama aukštųjų technologijų produkcijos kiekis, kas teigiamai atsilieps krašto ir visos Lietuvos ekonomikai. Tai gamykloje turėsime modernę laboratoriją, taip pat vyks robotizuotas metalo apdirbimo surinkimo linijos. Juose dirbs virš 300 naujų darbuotojų. Dar viena iš 3 Kompovent gamyklų tai yra kaimyninėje Latvijoje, Rygoje. Vėdinimo sistemų komponentai, tokie kaip priešgaisrinės sklendės, difuzoriai projektuojami, gaminami ir išbandomi būtent Latvijoje. Per 3 veiklos dešimtmečius Kompovent sparčiai vystosi ir turi įkūrusi prekybinius padalinius įvairiose Europos šalyse. Tai pagrindinė būstinė yra Lietuvoje su 10 prekybos padalinių ir 2 gamyklomis. Latvijoje yra 1 gamykla ir 5 prekybiniai padaliniai. Taip pat turime atstovybę Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje ir praeitais metais atidarėme naujausią Didžiojoje Britanijoje. Kompovent didelį dėmesį skiria produkcijos eksportui. Nors prekybos padalinių turime 6 Europos šalyse, tačiau 90 partnerių dėka mūsų produkcija iškeliauja į daugiau kaip 40 pasaulio šalių. Tai būtų iš tokių paminėtinų Australija, Pietų Korėja, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kiekvieno verslo sėkmės pagrindas, aišku, yra žmonės.
Tai džiaugiamės, kad Kompovent komanda nuolat auga ir stiprėja. Vilniuje turime šiuo metu virš 600 darbuotojų, Rygoje turime virš 100, tačiau planuojame dar didesnę plėtrą, tai būtų 2025 metais, kai Kaišiadoryse atvėrus duris papildomai mūsų gamyklai. Pagal planą šioje gamykloje turėtų dirbti 300 darbuotojų. Tai šie skaičiai atspindi mūsų augimą, taip pat, kad esam patikimas, stabilus darbdavys. Tai kviečiam visus prisidėti prie mūsų komandos. Dabar trumpai papasakosim, ką siūlome, kas mums svarbu. Tai įmonėje užtikrinama sveika ir visavertė darbo aplinka, vertinamas darbuotojų kūrybiškumas, naujos idėjos, produkcijos kokybė ir našumai. Komanda dirba švariose patalpose. Gamykloje siekiame sukurti dar didesnės ir modernesnės, patogesnės darbo sąlygas. Naudosime naujausiamis technologijomis, kurie padidins darbo našumus bei leis mums pasiekti aukščiausią saugumo lygį. Gamykloje bus įrengtos modernios metalo apdirbimo linijos, CNC pjovimo ir tekinimo staklės, taip pat lazeriai skirti pjovimui, virinimui. Ši įranga ne tik padės tiksliau ir efektyviau atlikti darbus, bet ir sumažins fizinę darbuotojų apkrovą. Mūsų įmonėje tikime, kad stiprios bendruomenės tai yra pagrindas sėkmei. Todėl aktyviai prisidedame prie tokio vystymosi. Stengiamės padėti miestams, kuriuose veikia mūsų gamyklos ar mūsų padaliniai. Pavyzdžiui, remiame įvairius renginius, tarkim, Kaišiadoryse remiame kultūros sostinės renginius, prisidedam prie Kaišiadorių miesto gyvenimo. Taip pat didžiuojamės, kad esam suteikę paramą Marijampolės skausmo klinikai. Tai yra vieta, kur ne tik kaip priežiūra rūpinasi, bet ir padeda žmonėms jaustis saugiau ir geriau. Nepamirštam ir gražių tradicijų, kaip tik šiuo metu labai aktualu, tai būtų eglutės įžiebimas, prisidedame prie šios šventės lentvaryje ne vienus metus, tai sukuriam šventinę nuotaiką visai bendruomeniai. Be to skiriame paramą savo produkciją. Tai mūsų gaminiai ne tik užtikrina komfortą ir funkcionalumą, bet įvairiose vietose. Ir šiais darbais siekiam ne tiek stiprinti ryšius su bendruomenėmis, bet ir parodyti žmonėms, kad mums rūpi ne tik verslas, bet aplinkui mus esantys žmonės. Esame įsitikinę, kad ateities specialistų ugdymas yra svarbiausias mūsų įsipareigojimas, vienas iš svarbiausių. Tai siekiame dalintis savo patirtimi su jaunaisiais specialistais, bendradarbiaujame su mokymo įstaigomis, tokiamis kaip Vilnius Tech universitetas ar technologijų ir inžinerijos mokymo centras Techin. Organizuojame ekskursijas studentams ir kitiems mūsų svečiams. Supažindiname su technologijomis, gamybos procesais. Tai gauna ne tik teorinių žinių, bet ir praktinio supratimo apie mūsų modernias technologijas. Be to, kasmet kviečiame praktikantus prisijungti prie mūsų komandos ir gilinti savo profesinės žinias. Tai vėlgi ne tik vertingos patirties įgauna, bet tokiu būdu mes atrandame potencialių būsimų kolegų. Tai kviečiame visus apsilankyti seminaruose, ekskursijose, kad galėtumėte iš arti pamatyti, kaip dirba komanda ir kaip kuriami mūsų pažangūs sprendimai. Kompovent vertina tvarią technologiją, gaminame energiškai efektyvūs gaminiai, taip ir gamyba vyksta naudojant 100% atsinaujinančią energiją. Tai turime pas save sumontavę saulės elektrinę, kuri patenkina mūsų 50% gamybos poreikių. Nuo 2025 metų prie komandos Kaišiadoryse kviesime prisijungti gamybos surinkėjus, suvirintojus, sandėlio darbininkus, staklių operatorius, taip pat inžinierius, konstruktorius, technologus, normuotojus. Paskutiniai skaidriai pateiksiu daugiau informacijos, kaip galima aplikuoti ir kur sekti atviras pozicijas. Tai kol kas tik tais trumpais bruožais pasakau. Taip, kas suteikia Kompoventas. Tai įdomu atsakingą darbą, pasitikėjimą ir grįžtamąjį ryšį. Kaip jau minėjom, beveik 30 metų esame šioje rinkoje ir lietuviško kapitalo įmonė, tai šia patirtim dalinamės. Taip pat karjeros savęs realizavimo galimybės, lankstų darbo grafiką, konkurencingą atlyginimą ir įvairius darbo vietos privalumus.
Kodėl verta rinktis Compovent? Nes tai įmonė, kuri užtikrina saugumą, stabilumą ir nuolatinį augimą. Čia rasite atviras ilgalaikio darbo perspektyvas, žinių plėtros galimybės įvairiose srityse. Net jeigu neturite patirties gamyboje, pasirūpinsime jūsų apmokymu pagal specialias programas. Mūsų komandai daugiau nei 20% darbuotojų įgauna per metus aukštesnį karjeros lygį, o daugiau nei 40% specialistų įmonėje dirba daugiau nei 10 metų. Tai prisijunkite prie mūsų ir kurkime sėkmingą ateitį kartu. Tai personalo kontaktai, galite skambinti nurodytų numerių, kreiptis elektroniniu laišku, taip pat kviečiame aplankyti mūsų internetinę svetainę esančią karjeros skiltį, kur visuomet rasite aktualius skelbimus ir galėsite užpildyti kandidato formą. Tai tiek. Ačiū, Inga. Iš tiesų labai daug informacijos ir plėtros po visus regionus praktiškai pas jūs. Gerai, sekančią įmonę, kurią norėčiau pakalbinti, tai yra įmonė, kuri specializuojasi pramoninės ir komercinės paskirties pastatų statybos bei griovimo srityse, taip pat kelių, gatvių, aikštelių bei inžinerinių tinklų įrengimo srityse. Kviečiu įmonės Doresta projektų vadovę Rasą Bilskytę papasakot plačiau apie įmonės vykdomą veiklą ir galimas laisvas darbo vietas įmonėje. Rasa, girdit, matot, viskas tvarkoj? Girdžiu, matau, labą dieną. Sveiki, pabandykim suskaityti. Viskas tvarkoj, žodis jums. Sveiki. Kaip ir pristatė, mano vardas yra Rasa, aš dirbu kompanijoje pavadinimu Doresta. Statyboje jau esu praleidusi daugiau negu 10 metų, tai jeigu reikalinga trumpa žinutė, ką norėčiau, kad įsineštumėt iš mano pristatymo, tai kad statybų sektorius yra platus ir jame savo vietą gali surasti įvairiausių profilių specialistai. Tai sektorius svarbu suprasti, kad yra didelis, priklausomai nuo metų Lietuvoje jis sudaro nuo 6 iki 8% bendrojo vidaus produkto. Šiuo metu mūsų statybininkų Lietuvoje yra daugiau negu 100 000, tame tarpe ir Lietuvos, ir užsienio valstybių piliečiai, ar ne. Man labai patinka statistinis faktas, kad nors dirbančių yra nedaug, BVP procentas yra didesnis, tai reiškia, kad sektorius yra našesnis už vidurkį. Statybos yra stabiliai augantis sektorius. 23 metais buvo patirtas didesnis negu įprastas 10% augimas, tačiau dabar yra prognozuojamas nuolatinis 3% augimas, kas reiškia, kad darbo ir darbuotojų poreikis iš principo tik tai augs einant metant pasirinkus inžinerinę specialybę. Darbai, kuriuos atlieka lietuvių kompanijos, yra vykdomi ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tai, manau, yra svarbu žmonėms, kurie svarsto apie galimybę vykdyti darbus ir užsienyje, tai yra siekti tarptautinės karjeros. Taip pat žmonėms, kurie nėra susidūrę su statyba, manau, svarbu pamastyti apie tai, kad statyba nėra tik tai gyvenamieji kotedžų kvartalai, kuris juosia vieną ar kitą miestą, ar ne? Tai yra ir visi negyvenamieji pastatai, tiek gamyklos, tiek administracijos, logistikos centrai, parduotuvės, viešbučiai ir visa kita. Tiek keliai, su kuriais mes atvažiavome į darbus ar pramogų vietas, ar ne, tinklai, kurių mes nematome, bet kurių negalime gyventi, tai elektra, vandentiekis, dujos, viskas, kas daro mūsų gyvenimą paprastą ir patogų, iki pat tokios vietos, kur mes leidžiam savo laisvalaikį, kas yra sporto aikštynai, stadionai ir panašūs statiniai. Iš principo viskas, kas nėra sukurtas gamtos, yra sukurtas statybininkų rankose. Tai tiesiog išsirinkus projektą, kuris jums įdomus, tikėtina, kad galėsite prisidėti prie statybininkų kompanijos. Tai šiuo metu kokie yra stambiausi vykdomi projektai Lietuvoje šioje srityje, ar ne? Tai visų pirma, natūralu, geležinkelių plėtra, darbo vietos tenais tiek prie elektrifikacijos, tiek prie Rail Baltikos. Daugybė finansų ir laiko ir energijos yra skiriama saulės ir vėjo parkams, tai yra tai, kas kelia mums energetinę nepriklausomybę. Infrastruktūros visi projektai, tiltai, viadukai, keliai, kurie galbūt kartais mūsų ir erzina, bet iš tikrųjų tai yra darbas dėl mūsų visų geresnės, saugesnės ir tvaresnės ateities.
Ką mes veikiam regionuose, ar ne? Mano įmonė yra iš Kėdainių, tai labai paprastas atsakymas būtų lygiai tą patį, ką ir didžiuosiuose miestuose, ar ne? Mes vykdome infrastruktūros projektus, tiek daugiabučių kiemų rekonstrukcijas, tiek gatvių atnaujinimas, tiek naujų kvartalų įrengimas, tiek tų pačių tiltų remontai, statybos ir panašus darbai. Mes statome pramonės ir logistikos centrus šiandien, juos renovuojame ir plečiame. Nes įmonės juk yra pasiskirsčiusios po visą Lietuvą gana tolygiai, ten, kur yra darbuotojai, ten, kur patogu privažiuoti, ten, kur galima įsikurti ir dar yra vietos. Na ir žinoma, taip pat vykdomi gyvenamosios statybos ir renovacijos darbai tiek daugiabučiuose, tiek vienbučiuose namuose. Tai reiškia, mes darome viską tą patį, ką didžiuosiuose miestuose, tiesiog kitame rajone. Kalbant apie pačią įmonę, ar ne, visi žino, kad statybininkai tai yra tie žmonės, kuriuos mes matome frontline, ar ne, tai galbūt žmogus su asfalto klotuvu, galbūt žmogus su voleliu, kuris atlieka remontus, bet tai yra tie darbuotojai, kurie yra matomi. Už jų taip pat dirba administracija ir specialistai. Tai norėčiau šiek tiek pasidalinti, kokie žmonės galėtų vykdyti darbus statybos sektoriaus įmonėse, jeigu jie neturi, tarkim, techninio išsilavinimo. Tai kaip ir visose įmonėse, ar ne, finansų specialistai, buhalterijos specialistai, apskaitininkai, ar ne, vienas skyrius. Kitas skyrius yra skirtas medžiagų pristatymui ir tiekimui. Tai reiškia, darbo vietos yra galimos logistikos specialistams, vairuotojams, dispečeriams. Galima kalbėti apie vadybą, nes statyba yra lygiai toks pats pirkimas, pardavimas, kuris tiesiog jūsų parduodama prekė yra jūsų atliekami darbai. Tai reiškia, geram vadybininkui yra vieta tiek pardavimo, kai parduodi save, tiek pirkimo, kai tau reikia įsigyti kažkokių vietų. Žmonės, kurios domina techninės darbo vietos, kurie turi arba norėtų įgyti inžinerinės krypties išsilavinimą, tai akivaizdžiausios darbo vietos tai yra arba darbų vadovo, arba brigadininko, tai yra tie žmonės, kurie jungia klientą su mūsų darbuotojais, kurie dirba tiesiogiai objekte. Taip pat galima pasvarstyti ir apie šiek tiek labiau nišinės specialybės, kurios galima tiek persikvalifikuoti, tiek išmokti naujai, tokias kaip geodezininkas arba matininkas, kuris nužyminėja surinktas vietas jau statybvietėje, ar ne, tokius dalykus kaip laborantas, nes statyboje iš tikrųjų yra taip pat aukštos kokybės siekiantis sektorius, yra vykdomi ir asfalto tyrimai, ir betono tyrimai, ir konstrukcijų tyrimai, tai yra ir tokiems specialistams vieta, na ir žinoma mechanizatoriai, operatoriai ir įvairių įrenginių valdytojai. Kas darbus vykdo, ar ne, po to, kai jau turime valdžią, tai žinoma, mes turime vietą ir vairuotojus, ir suvirintojus, ir montuotojus, ir šaltkalius, ir betonuotojus, ir visus kitas specialybės, kurios galite sugalvoti ar pamatyti. Svarbus šioje vietoje yra keli punktai. Tai jeigu kalbam apie išsilavinimą, tai norint vykdyti vadovaujantį darbą, reikia turėti inžinerinės krypties išsilavinimą. Jūs galite arba kreiptis į statybos įmonę jau jį įgyję, arba mokytis ir dirbti vienu metu, kas yra ganėtinai protingas ir dažnas pasirengimas. Dauguma mūsų kitų darbų yra galimi vykdyti praėjus trumpus kursus. Kalbant apie tai, kokių žmonių reikia mums ir apskritai statybos įmonėm, tai žmonių, kurie geba spręsti problemas, kurie jų neieško, o gali jas padėti išspręsti, kurie geba dirbti komandoje, nes mūsų darbas yra išskirtinai komandiškas, kurie gali saugoti save ir kitus, tai yra, kurie yra atsakingi už savo veiksmus, kurie nori mokintis, nes mūsų sektorius taip pat važiuoja į priekį, kiekvienais metais atsiranda kažkokia naujiena, kurią reikia integruoti siekiant tam, kad išliktumėt rinkoje ir kurie gerai planuoja laiką. Mes iš tikrųjų susiduriam ir su pasaulinėmis tendencijomis, tai šita dalis, manau, yra aktuali darbuotojams, kurie galvoja, o kas bus toliau, kokių įgūdžių man reikės, ar ne, tai numeris 1, ko gero, yra skaitmeninė transformacija, kadangi beveik visi duomenys arba yra sukelti arba jau keliasi į skaitmeninę erdvę, tiek 3D projektai, tiek įvairios valdymo programos, tiek dokumentacijos dalykas. Tai visi
Soft dalykai, tai reiškia, jeigu jūs nežinote, kokį įgūdį įgyti, tai galvokite apie savo kompiuterinį raštingumą. Taip pat įmonės, tai nėra paslaptis, susiduria su kvalifikuotų darbuotojų trūkumu. Tai reiškia, bet kokią specialybę, kurią jūs gilinate, jums suteiks privalumą ieškantis darbo. Mano kolegės jau prieš tai kalbėjo apie tai, kad bus didelis daugiakalbių darbuotojų poreikis, nes Lietuva yra tokioje vietoje, kur darbuotojai dažnai atvyksta iš rytų, o investuotojai atvyksta iš vakarų. Tai bet kokia kalba, kurią mokate papildomai, ar anglų, ar vokiečių, ar prancūzų, ar ispanų, ar bet kokia kita egzotinė kalba, net ir lenkų arba latvių, jums sukelia didelį privalumą darbo rinkoje, ar ne? Lietuva taip pat dalyvauja tarptautinėse rinkose, tai reiškia, mes konkuruojame su kitomis šalimis Europos Sąjungoje ir ne tik. Tai turime suteikti tokias pačias sąlygas kaip kitiems žmonėms, kuriems įdomus tarptautinė karjera, turėtų ruoštis ne tik savo kalbas, bet ir kompetencijas, kurios su tuo susijęs. Ir visur populiarėja nuotolinio ir hibridinio darbo galimybės, kiek tai įmanoma priklausomai nuo sektoriaus. Kas aš esu, kad galėčiau apie tai pasakoti, ar ne? Tai iš tikrųjų labai trumpai apie Dorestą, ar ne? Tai mes esame stambiausi Kėdainių rajono statybininkai. Šiuo metu turime apie 120 žmonių. Dirbame jau daugiau negu 10 metį, sausio mėnesį bus 13 mūsų gimtadienis. Iš tikrųjų, mūsų šūkis visada buvo daugiau nei statyba. Tai reiškia, kad būtų suteiktas klientams vieno langelio principas, ar ne, kad su jūsų paskutinė problema. Stiprybė mūsų pagrindinė yra stipri mechanizacija ir inovatyvumas. Tai reiškia, kad mes dirbame su savo darbuotojų mokymais ir siekiame išaugti ne darbuotojų skaičiumi, o jų pasiekiamą darbo kokybę. Šiek tiek papasakoju, ką mes veikiame. Tai yra pramoninės statybos objektai, įvairūs keliai ir gatvės, taip pat inžinerinių tinklų klojimas. Pasižymėjau kelias vietas, nes natūralu, kad mes dirbame ne tik Kėdainiuose, ar ne, prie kokių objektų galima prisidėti, tiek prie intermodalinio terminalo, tiek prie parkų įvairių statybos, tiek bendradarbiaujam prie plėtros stambiausių įmonių Kėdainiuose ir aplinkoje plėtros, tiek Pombaiko, tiek Rekenavos, tiek Vikedos Dadų ledų. Prisidėjome prie Hubo projekto agrokoncerno ir panašių. Tai tiek iš manęs, kaip ir sakiau, svarbiausia atsiminti, kad sektorius yra platus ir linkiu sėkmės ieškant darbo jame. Ačiū, Rasa, už įdomų ir tokį platų pristatymą. Taip pat noriu pasveikinti su artėjančiu gimtadieniu, sausio mėnesiais, tikrai jau ne per toliausiai. Gerai, tai įmonių pristatymai baigėsi, tikiuosi buvo įdomu klausyti ne tik man, bet ir visiems kitiems. Matau, mūsų būtent klausimų dėžutėje yra nemažai klausimų, tai pradėkim galbūt iš karto, nes truputėlį užtrukom su pačiu pristatymu. Pirmas klausimas, tai dabar nematau, nenurodyta kuriam darbdaviui, tai galbūt galės atsakyti visi darbdaviai. Tai ar yra galima dalyvauti darbo pokalbiuose nuotoliniu būdu? Laura, gal pradėkime nuo jūsų. Laura, ar girdite mus? Taip, girdžiu, girdit? Viskas tvarko, girdžiu. Tai mes ir dabar būna, jeigu ten, tarkim, iš Vilniaus ar ne, žmogus negali atvykti, pirminis pokalbis tikrai darom nuotoliniu. Esam tokiai situacijai, kada darbuotojai yra šiuo metu užsienyje, tai faktas, nes rinka, tokia, sakant, įtempta, tai visos galimybės reikalingos. Dėkui, Viktorija, kaip pas jūs? Pas mus lygiai taip pat, tikrai jokių problemų online galima pasidaryti, pasikalbėti ir kažkada jau vėliau tada pakviečiam. Supratau. Gerai, dėkui, Viktorija. Dabar Vytautė, kaip pas jūs įmonėje yra? Kaip paantrinsiu kolegiams, tikrai lygiai taip pat pradedam nuo nuotolinio pokalbio, o paskui vis tiek norim pamatyti žmogų gyvai prieš susitariant galutinai, taip kad tikrai praktika vienoda.
Supratau, aš dar tik pasitikslinsiu, tarkim, jeigu žmogus irgi iš užsienio, tai jisai gali ten galbūt ir net keliose pokalbiuose sudalyvauti nuotoliniu būdu, ar teisingai suprantu? Taip, tikrai taip. Gerai, dėkui. Inga, kokia pas jus situacija su atrankomis? Kadangi esam gamybinė įmonė, tai aišku, į gamybos darbuotojų poziciją kaip ir kviečiame į vietą į pokalbį. Nelabai įmanoma nuotoliu pasirodyti gamybą ir įsivertinti tą darbo pobūdį. O specialistų pozicijoms taip organizuojam pokalbius nuotoliu, bet paprastai pirmąjį, o tada jau antram pokalbį kviečiamės gyvai, nes visgi norim to kontakto akis į akį. Supratau, dėkui Inga. Ir Rasa, kaip pas jūs su atrankom vyksta? Panašiai kaip ir paskutiniu atveju, tai reiškia, kad pirminis pokalbis gali būti vykdomas vietoje, bet, kaip sakau, darbuotojams nepardavinėjom katės maiše. Antras turi būti objekte, kuriame reikėtų ir dirbti. Supratau. Dėkui. Rasa, tuo pačiu, tada matau, sekantis klausimas yra jūsų įmonė yra užduotas. Daug metų dirbau užsienyje statybų srityje vadovu, bet mano išsilavinimas tik vidurinis. Kokiu būdu galėčiau pretenduoti į tas vadovaujančias pozicijas? Galbūt pas jūs yra kažkokia praktika jau šiuo metu? Ar galėtų žmogus tik tai turėdamas patirtį? Jeigu yra siekiama aukštesnio vadovo statuso, tai mes visada skatiname atvejus, pradėjus dirbti, stoti mokintis ir tada jau pereiti į pilnus vadovus. Tai atsakymas būtų ir taip ir ne. Statybos atveju teisinė bazė yra tokia, kad už objektą gali būti atsakingas tik tai atestuotas vadovas. Tai ir taip ir ne. Čia daugiau su ta teisinė bazė, kaip suprantu, susiję. Taip. Dėkui, Rasa. Gerai, Viktorija, klausimas būtų jums. Dabar klausimas yra, ar įmonėje yra galimybė apsimokinti, dirbti pagal tam tikras pozicijas ir jeigu taip, koks yra išsilavinimas reikalaujamas. Tai taip, ar yra galimybė apsimokinti, tai turbūt labai priklausytų, kokio lygio specialistą ar ne ieškotume. Jeigu tai, sakykime, būtų junior ar ne žmogus, tai taip, sakykime, galima tikrai tada svarstyti žmogų, kad būtų ar ne kas apmokytų. Taip pat šalia mes turim savo IoT akademijos, kurias kviečiam žmonės irgi atvykti ir pasimokyti 2 mėnesių laikotarpiu, pavyzdžiui, tų pačių dirbtinių sistemų, elektronikos ar programavimo, sakykime, labiau tas techninės roles, po kurių irgi kviečiame prisijungti žmonės arba galbūt, jeigu neprisijungti iš karto, prisijungti po kažkurio laiko. Tai taip sakyčiau, turbūt priklausytų. Aišku, jeigu ieškom žmogus jau su patirtimi, tenais ar nesakykime duko ar senioro, tiesiog ar ne, galbūt neišeitų to atveju, bet kai ieškom juniorų, taip. Ir kitas klausimas buvo, ar reikia specifinio išsilavinimo, ar ne? Taip. Aš pati asmeniškai esu toksai žmogus, kai vertinam kandidatus, jeigu yra ar ne žmogus rodantis, jau galbūt neturintis tiesioginį išsilavinimą, bet, pavyzdžiui, turėjęs patirtį toje srityje ir matos iš pokalbio vis tiek, ar ne, sakykime, pagal klausimus užduodamus, tai nėra skirtuma man ar aukštasis, ar kolegija, ar profesinė, ar vidurinis iš tos pusės, nebent yra kažkas specifiško, kaip šiuo atveju inžinerinė, galbūt, ar ne, sakykime, elektronikos inžinierius, mechatronikos, robotika, turbūt tokiu atveju reikėtų vien tam, kad tam tikrus saugiklius ar nesusidėti procese. Supratau. Dėkui, Viktorija. Sekantis klausimas, matau, irgi yra skirtas visiems. Tai ar priimate kalbančius tik anglų kalba? Čia galbūt, kaip suprantu, aktualu tiems, kurie grįžta su šeimos nariais nelietuviais į Lietuvą. Tai gal tada pradėkim šį kartą nuo Rasos. Rasa, kokia pas jus situacija? Taip, priimam žmonės kalbančius tik užsienio kalba, toms pozicijoms, kurios nereikalauja bendravimo su klientais. Supratau. Dėkui. Inga, kaip pas jus? Pas mus tokia situacija, kad šiai dienai tikrai neturim nei vieno anglakalbio darbuotojo. Paprastai pas mus visi kalba lietuviškai, lietuvių kalba. Turim kelis piliečius iš Ukrainos. Tai galimas variantas rusų kalba, nes turim pasirašę dokumentaciją ir visus kitus dalykus, tvarkas. Dėl anglų kalbos, kaip pasakiau, kol kas neturim tokių galimybių.
Supratau, dėkui, Inga. Vytaute, kokia pas jūs įmonėje tvarka yra šiuo metu? Tai pas mus šiuo metu yra žmonių, kurie nekalba lietuviškai dirbančių būtent eksporto skyriuje. Tai tikrai tada tas variantas puikiai tinka ir anglų kalba galimas. Taip pat inovacijose, pirkimuose irgi esam turėję žmonių, kurie nekalba lietuviškai, tai yra anglakalbiai, dažniausiai kalba kartais ir kitom kalbom, bet dažniausiai tie žmonės taip pat ir mokosi lietuvių kalbą, tai pamažu integruojasi ir iki šiol visuomet būdavo taip, kad jie nekalba, tačiau mokosi pamažu. Supratau, dėkui, Vytaute. Viktorija, pas jūs kokia įmonėje situacija su kalbomis? Nes minėjot labai, kai turite plėtros ir daug įmonių, valstybių, o kaip yra su lietuvių kalbos reikalavimu? Tai pas mus nėra reikalavimo, pas mus kaip tik skelbimuose būna dažniausiai good arba ar ne fluent English iš tos pusės, tai anglų kalba pas mus, sakyčiau, net yra kai kur privalomas reikalavimas daugiau negu lietuvių, o tikrai turim pilną dirbančių užsieniečių ir, sakau, ir italų, ir ispanų ir panašiai, kurie nekalba lietuviškai. Ir jeigu pas mus yra komandoje žmogus bent vienas, ta prasme, kuris nekalba lietuviškai, visi susitikimai vyksta anglų kalba ir mūsų dokumentacija yra parengta ta prasme, lietuviškai yra ir visą laiką būna vertimas tiek komunikacija, tiek dokumentacija, tai čia problemos neturėtų būti. Dėkui jums. Ir Laura, kokia situacija Axiomo Immiterink įmonėje? Mūsų strategija yra numatyta pasiruošti būtent dvikalbystę, ar ne, kad būtų komunikacija tiek lietuvių, tiek anglų kalba, dokumentacija panašiai, tai šiuo metu dar nėra pilnai tas padaryta, ar ne, kad būtų visos tvarkos, instrukcijos, ar ne, kad žmogus pilnai jaustųsi gerai ir matytų visą dokumentaciją, tai šiai dienai sakyčiau, kad gal sunkoka, bet, nežinau, metų eigoje turbūt tą pavyks pasidaryti, kad pritraukti ir ne tik lietuviškai kalbančius darbuotojus. Dėkui, Laura. Tai sekantis klausimas, matau, irgi jūsų įmonė yra, ar būtinas aukštasis išsilavinimas, norint dirbti gamyboje aukštesnėse pozicijose? Žiūrint kokią poziciją, nes gamyboje yra operatoriai technikai, gamybos operatoriai technikai, procesų inžinieriai, technikai, mechanikai, automatikai. Tai priklauso nuo pozicijos ir priklauso nuo patirties, nes kartais būna žmogus, tikrai turime darbuotojai, ar ne, kurie neturi išsilavinimo, tačiau vis gyvenime yra pradirbę būtent su tam tikra įranga, ar ne, ir panašiai, tai daugiau žiūrim į praktinės žinias turbūt šitoj vietoj, negu į išsilavinimus. Išsilavinimas, aišku, tada yra privalumas, bet žmogaus žinios yra turbūt irgi didesnė vertė ir supratimas. Dėkui, Laura. Vytaute, būtų klausimas jums. Ar galima dirbti lanksčių grafiką? Turiu vaikų ir gali reikėti išvažiuoti vidury dienos. Tai grafiko lankstumas priklausomai nuo pozicijos, jeigu tai nėra gamybinė pozicija, tikrai yra derinamas ir galimas ir turbūt individualiai aptariamas. Tai šiuo atveju labai priklauso nuo to, kokioje pozicijoje žmogus dirbtų ir šiek tiek anksčiau, šiek tiek vėliau atidirbti kažkurio kitų metu. Tikrai tokių variantų turime. Supratau. Gerai, dėkui, Vytaute. Ir dar vienas klausimas, matau, yra Ingai. Taip, tai čia turbūt, kaip suprantu, daugiau orientuotas į Kaišiadorių, būtent padalinį, tai yra nuo kada planuojat priimti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, nuo kada pradėsit vykdyti atrankas, nes mačiau, kaip ir visai jau neužilgo turėtumėt startuoti. Šiai dienai startavę esam su gamybos technologo pozicija, gamybos normuotojos pozicijomis. Taip pat staklių operatorių komandą pradėsime jau rengti. Tiesiog kviečiam tuomet pasiekti mūsų skelbimus, pasižiūrėti reikalavimus ir žmonės tikrai aplikuoti ar bent jau skambinti, pasidomėti. Intensyvesnė pradžia atrankų planuojama po naujųjų metų. Galbūt jau gruodžio mėnesį pradėsime, bet kai prasidės visų linijų dėrimas, notavimas, bet šiaip planas apie sausį. Supratau. Dėkui, Inga, ir dėkoju visoms įmonių atstovėms. Taip pasitaikė, kad šį kartą moteriškas kolektyvas pas mus.
susirinko. Taip pat dėkoju klausytojams už užduotus klausimus. Jeigu turėsit daugiau klausimų, į kai kuriuos netgi ir atsakysime raštu, nes ten yra jau asmeniniai, tai rašykite mūsų elektroniniu paštu į aukštos kvalifikacijos atrankų skyrių, tai yra akatrankos@uzt.lt. Po renginio uždėsim ir būtent, kad jau matytumėt konkrečiai į adresą. Užimtumo tarnybos ir iniciatyvos Gali Lietuva organizuojamas renginių ciklas Karjeros galimybės Lietuvos regionuose baigėsi. Tikiuosi, jis buvo naudingas visiems ir iki susitikimo kitose renginiuose. Dėkojame Jums. Dėkui. Iki susitikimų. Viso geriausio. Visą. Gero vakaro viso.